What's up? Aš esu Gustas Kiškiūnas ir šiandien aš jūs išmokysiu, kaip pasigaminti burritos. Šiandien su mumis yra Barbara Kiškiūnaitė ir Saulė. Pradėsim nuo ryžių, nes ryžiai ilgiausiai verda. 4 porcijom jums reikės 200 gramų ryžių. Kad išvirti ryžius, pradžiai mums reikės juos nuplauti po šaltu vandeniu. Čia reikia kažkaip pasūdyti. Taip, faktas. Tuo metu gvakamolę parodo. Ta gvakamolė, kurią radau namie, nėra skani, todėl aš nusprendžiau patobulinti jos receptą. Įmesiu recepto linką aprašymą. Pomidorus pjausis. Jei taip laikysit, galit netyčia nusipjauti pirštą, bet jeigu taip, tada pirštas atsiremia peilį ir tada neįsipjausit niekada. Supjausim pomidorus, įdedam gvakamolės, įpilam citrinos žaliosios ir viską suplakam. Bet šiaip geriau. Noriu paragauti kamerą. Jo, žymiai geriau šiaip. Tai gerai. Ar kepsim mėsą? Mums reikės keptuvės, reikės vištienos, galit naudoti krūtinėlę, mes dabar naudosim viščiukų boilerių ketvirčių mėsą, be kaulų ir odos. Ai, mes šitas burritas darysim su ryžiais ir vištiena, bet galit naudoti jautieną steiką ir bulvytės ir labai gerai išeina. O galima kiaulieną ir greiką. O Barbara prižiūrėjo, kaip verda ryžiai, kol aš gaminau gvakamolę. Viščiukų ketvirčių boileriai, tai jie turi tą lašinukus tokius, kurias visą laiką nupjauti reikia, nes po to nelabai skanu valgyti bus. Vieną supjausykit gabaliukais arba juostelėm, laukiam, kol užkais keptuvę ir tai viskas sudėsim. Išveria ryžiai, nuostabu. Duokit ramiai pailsėti ryžiam. Sviestuko. Žodžiu, vištieną sudedam į keptuvę. Ir tada pačirškinam vištieną, kol iškeps. Galvojat, kodėl neįdėjau prieskonę, ne? Mes dėsim dabar. Pradėsim nuo pipirų. Druskytės. Tokius Santos Marijas chicken steak prieskonę. Net jau to Santos Marija, mokėt Marija. Aš manau, reklamą, nes tiek daug naudojam. Gerai. Jaunai iškepėm. Toliau, dabar sūrio padažas. Svarbu neužkaitinti per daug puodą, kad neperkaistų sūris, nes tada išsiskiria sūrio liaukos nuo riebalų ir tada gaunas tokie sūrio gabaliukai. Gerai, pradėsim nuo pieno. Šiaip nuo sviestą reikėjo pradėti, bet nesvarbu. Naudosim sūrį, naudosim čederio sūrį ir tada kažkokį picą sūrį, nežinau. Ir tada dar čederio naudosim. Ištirpo sviestas ir pienas. Sudėsim čia kokį porą šaukštelių šiaip miltų. Nepamirškit maišyti šito reikalo, kad viskas susilies. Kol pienas ir sviestas yra maišomas, aš įdedu 3 gabaliukus burgerinio čederio sūrio. Ir tada įdame dar 2 gabaliukus čederio. Paskutinis. Ei! Nenustok! Ir čia įdėjau dar tiesiog paprasto sūrio kažkur 5 gramų. Labai svarbu yra nenustoti maišyti, kol sūris pilnai ištirps ir pasidarys viena masė. Tirštas, realiai tekantis sūris, reiškia padažas jau padarytas yra. Gerai, ir kai jau viską padarėt, mes jau viską turim, dar aišku salsa yra, nepamirškim šito. Galim jau pradėti iš tikrųjų gaminti tortilijas. Eina lavašiukas. Tada salsos padažiuko. Gerai. Gerai. Šiek tiek salsas.
ant gvakamolės. Tada basmati ryžiuku. Uždedam. Vištienos. Ir tada viską užpilam sūrio padažu. Gerai. Suviniojam tortilją. Ir va tokia va. Burita gaunasi. Kamera vėl numušta. Ir dabar buritą šiek tiek pakepsime iš abiejų pusių ant keptuvės, kad apskrustų ir viskas, realiai. Pasigaminsit jau savo buritą ir jūs namie. Uždėt buritą. Dabar palaukit, kol apskrus. Gali skrudinti ir iš 4 pusių, bet užtenka ir iš 2, iš tikrųjų nereikia persistengti, žinot. Tai va, žodžiu, apskrudo jau vieną pusę, skrudins iš 4 pusių. Nepersistengti. Nu ir va, turime... O, karštą! Turime buritą. Tai va toks va patiekaliukas mano. O dabar pamatysite maisto review. Tai va, perpjaunam buritytę. Va, prašau, va taip va atrodo. Va, buritas montažas. Tokį pagaminti. Šeiminiai barniai. Tokį gamin šiek tiek palik minutį be priežiūros. Visą gvakamolę sudeda. Ach, tie vaikai. Nu. Tai kiek nuo 1 iki 10 vertinat buritas? 10? Negalima. 9 su pliusu. 8? 9 su pliusu. Vertinu buritą. Tai va, pasigaminkit ir jūs. Ir parašykit komentaruose, kaip gavosi burito maisto gaminimas su Krustikiškiūnu. Sutiksim kitame video.